Čialpieno. Dėl to nereikia garso. Na, ką daryti? Tokius nepriklausomus formatus verta naudoti. Taip ir maniau, kad taip. Nu, dabar gal nekeisim, ką darysim. Gerai, dabar čia nepadėjau. Tai va, trumpai tada, tai yra optimalių muitų tarifų grupė, kuri pavadinimo kažkokia optimalesnio kaip ir neturi. Tai esu aš, Adomas, programuotojas, yra teisininkas Laurynas, finansininkas Povilas ir jų abiejų šiandien nėra. Tačiau prie mūsų prisijungia naujas narys, programuotojas, kuriam turbūt ir pačiam bus šiandien įdomu klausyti, ką aš sakysiu. Tai va, tai mūsų partneriai ir idėjos, sakant, idėjos autoriai yra įmonė Bill, kurios šaknis yra Prancūzijoje. Jie Prancūzijoje gamina superkompiuterius, vieną iš jų turi ir Vilniaus universitetas. Lietuvoje yra Bill Baltija. Jie yra programuotojai, gamina programinį įrangą įvairiom sritim. Ir vieni iš pagrindinių ir stambiausių jų klientai yra Lietuvos muitinė. Ir jie yra nemažai sukūrę sistemų jiems ir vieną iš jų, galima pavadinti angliškai feature, bandome gaminti mes. Tai va, tai pradėkime nuo problemos. Problema yra optimalaus muito tarifo parinkimas. Tai čia plačiau apie tą optimalaus muito tarifo parinkimą, kad, tarkim, yra iš viso 56 tūkstančiai skirtingų prekių kodų ir, kad, tarkim, ir yra 27 grupės. Tai yra grupės prekių ir, tarkim, deklaruojant kažkokią prekę, reikia nustatyti, ar tikrai deklaruojama ta prekė, nes, pavyzdžiui, gali būti tenais kažkokie, tarkim, tie patys grybai ir gali būti tenais šaldyti, džiovinti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus susiduria su tuo pirmą kartą, galbūt deklaruos ne tą, ką reikia. Tai va, dabar žmonių grupės, kuriams tai aktualu, tai aišku, tai yra muitininkai, nes muitininkams tai aktualu dėl to, kad tiesiog galima sukčiauti šitom deklaracijom, kad, pavyzdžiui, ar tai galima apiforminti deklaraciją su pigesniu tarifu, vežti panašias prekes, bet turėtų būti brangesnis ir taip toliau. Taip pat muitinės tarpininkai, jiems irgi tai yra aktualu, ir patys vežėjai ir užsakovai. Bet tada jau vežėjams iš kitos pusės, galbūt jiem optimaliau yra, kaip sakant, susirasti jiem palankesnį ir bandyti atgauti muitinę. Tai čia, kaip sakant, dviprasmiška, kaip sakant, būtų. Jo, tai va, tai sprendimas būtų toks, čia šiek tiek gal tokia kaip skaidrė, aišku, ta sistema yra tik įsivaizduojama, toks kaip konceptas, kad tiesiog vartotojas ar tai web, ar tai kažkokioje aplikacijai